liko perdaryti paskutinę per sunkią gitarą ir šį kartą priešingai negu jos originali versija galvoju pabandyti padaryti iš tokių labiausiai trešį, kaip tik tai įmanoma medžiagų. Iš dalies įkvėptas tikrų Daniel Elektro gitarų, kurią čia taip biškį ir kopijuoju, nes jos ir būdavo iš tokio tipo kartono ir kažkokių nežinia ko ten viduj. Tai nežinau, kol kas įsivaizduoju, kad turėtų iš tikrųjų viskas būti gerai, nepaisant to, kad iš kartono. Bet pažiūrėsim, gal bus visiškai unplayable. Soliniam projektui šiandien galvoju ir apskritai gal net šią savaitę truputį daugiau padžeminti kažkokių naujų idėjų ir dainų ir per daug neužsiciklinti ties akompanimento, o labiau susitelkti gitarą ir jeigu pavyks lyriksus. Niekur nerandu savo kopadasterio, tai teko pasiskalinti iš Mantą. Tai sorry Mantai, nežinau, kur galėjo dingti. Sudžeminau porą tokių kažkokių idėjų, įsirašiau į telefoną, bandžiau parašyti iš karto ir biškį žodžių, vienai daugiau parašiau, kitai kažkaip nelabai jau ėjosi. Daugiau kaip vieną dainą sugalvoti kažkaip per vieną prisėdimą, nežinau, nelabai užtenka įkvėpimo. Kaip turbūt girdit už sienos repetuoja būgnininkas, tai aš jau gal varysiu namo, o šiaip tai kažkaip biškį jaučiuosi geriau praleidęs laiką, negu jeigu būčiau bandęs tiesiog kažkaip iš karto viską groti su tais sintezatoriais ir sampleriais ir bandyti kažkaip išvysti tokiu būdu, nes jie kažkaip labai pririša prie savęs ir tada gal toks metodas ir geresnis. Šiandien kažkaip nelabai turiu įkvėpimo kažką labai smarkiai daryti, bet galvoju, gal prisijungsiu gitarą per visus šitos pedalus priešingai ne praeitą kartą ir tiesiog gal pabandysiu paieškoti kokių nors įdomių tembrų arba gal jo kažkaip kas nors gal įdomiai skambės ir, nežinau, paskatins ką nors sugalvoti įdomesnio. Nežinau, įsirašiau kažkokių čia džemų, bet paprastai kažkaip taip nebūna, vis tiek ten paimi gitarą, ten vienas kažkaip prifas nefainas, kitas nefainas, bet paskui kažkaip užsigalvoji ką nors ir netyčia vis tiek sugroji ką nors įdomesnio, o šiandien kažkaip ne. Tai, matyt ir tokių dienų būna. Vakar buvo tokia neįtin sėkminga diena, kažkaip nepatiko viskas, ką džeminau, bet antradienį liktai turėjau tokių visai nieko idėjų, tai galvoju šiandien nekartoti klaidų, nebespaust kažko iš savęs naujo sukurto, tiesiog pabandyti tas patikusias idėjas, biškai labiau užfiksuoti, kažkaip įsirašyti gal gitarą į kompą, taip jau ritmiškai su metronomu tiksliai ir gal biškai pradėti dėlioti struktūrą ar bent jau turėtą medžiagą. Šiaip dar ko nepapasakau, tai vakar buvau pas Žiliūną studijai, nes ten yra tokie seni elektriniai vargonai, kurie būdavo seniau
seniau garaže, kur mes repetuodavom. Ir jose yra integruota būgnų mašina. Ir tai visai fainai skamba, ypač kai esi realiai šalia tų vargonų kambaryje, taip kažkaip bumpsi. Realiai tie garsai kaip ir tokie patys, kaip kokį įsijungus tiesiog CR78 samplų paketą, bet galvau, pabandysiu vis tiek įrašyti taip pat gyvai kambarį, rekorderį, gal kažkaip bus įspūdingiau. Nežinau net ar pritaikysiu ar ne, bet tiesiog kažkaip buvo tokia idėja, dabar bus galimybė ją išbandyti, ko gero. Nežinau, kažkaip įsirašiau tos porą skečų, bet nežinau, ką su jais toliau daryti. Kažkaip įsirašiau tikrus būgnus, taip pabandymai ir kažkaip žymiai geriau skamba, net ir tokia nesugalvota, bet kokia partija, negu su tom būgnų mašinom. Ir kažkaip tie sintezatoriai viską taip labai paliūdina ir sudramatina. O su gitarom ir būgnais kažkaip organiškiau viskas skamba. Nu, žodžiu, nežinau. Nežinau, kažkokia atrodo labai nevykusi savaitė, labai tokia nekūrybinga. Tie antradienio džemai gal ir nieko, bet tada kažkaip, kai pradėjau čia dabar įrašinėti, tai vėl taip atrodo neaišku, ką su jais daryti. Noriu pasidaryti tą solinę programą, bet kažkaip atrodo taip nelabai yra prasmės, nes kažkaip su tais sintikais ir tam būgnų mašinom šudiniau viskas skamba, negu kad galėčiau padaryti su tikrais instrumentais. Net jeigu ir vienas įrašinėčiau tiesiog viską pats, vis tiek kažkaip geriau skambėtų ir labiau dėrėtų prie to, ką aš ten su gitara sugalvoju. Aišku, yra dar tas, kad, tarkim, praeitą savaitę irgi atrodė, kad su tom savo darbėm gitarom ten tą džemą, lievai įrašiau, lievai sugrojau, kažkaip neritmiškai, bet paskui pažiūrėjau po pertraukėlės ir kažkaip atrodė, kad gal ir visai nieko. Ir tada kažkaip pasikeičia ta perspektyva. Nežinau, gal ir šios savaitės žemai po poros dienų atrodys visai faini, bet dėl tos instrumentuotės tai vis tiek kažkaip jaučiuosi biškį užsiknisęs. Bet nežinau, žiūrėsim. Nutariau dar biškį pasilikti po repeticijos šeštadienį, nes kažkaip atėjo įkvėpimas išbandyti biškį kitokį būgnų įrašymą. Galvoju, kad jisai galbūt padėtų. Tai čia idėja tokia, kad vienas overheadas plačios diafragmos kondensatorinis gana aukštai, baškas su paprastu PM7, o ne su bulve. Solinikui 2 mikrofai, vienas iš viršaus ir vienas tai biškį iš šono. Tomam jokių mikrofų tipo nereikia ir šiaip viskas mono. Tai mintis tokia, kad galbūt įrašyčiau skirtingom dainos dalim po tokį kaip loopsą atskirą ir tada jį taip gal biškį pakarpyčiau, kad jis toks biškį skambėtų kaip loopsas, o ne taip, kažkas taip pusiau tarp gyvų būgnų ar ne. Panašiai kaip bandžiau į kasetę įrašinėt būgnus ir po to kažkaip naudot, bet tas kažkaip nepasiteisino. Na ir šiaip gal toks biški žaismingesnis įrašymas su mažiu mikrofonu. Tai tiesiog pabandysiu kažkokius pažemint būgnus vieną iš šios savaitės dainų, bet su tokiu kitokiu įrašymo būdu ir pažiūrėsiu, kaip skamba ir tiek.
nežinau, kažką įrašiau, bet ir nuo to geriau. Kol kas nesu tikras, ar pavyko iš tikrųjų išgauti tai, ko tikėjausi. Nu, bet, žodžiu, bent kažką pabandžiau.